Dovilė Štuikienė. Kaip tu? 10 drąsių istorijų. Ištrauka. Per ryški blankiam žvilgsniui. Aurelija Paunksnė Ignotė. Vaikystėje jį patyrė, ką reiškia geliančios patyčios. Galėjo prisitaikyti ir likti ten, kur liko dauguma tų, dėl kurių teko pakeisti mokyklą. Bet iš užguitos mergaitės tapo stipri asmenybė, kuri dabar 12 metų vadovauja pačios sukurtam kalbos mokyklų tinklui anglų kalbos studija. Jos humoro jausmą dievina mokiniai, o asmeninėme gyvenime džiugina santykiai su sužadėtine Dovilė. Na ir šiaip, Aurelija Paunksnė Ignotė yra žmogus, su kuriuo gali juoktis visą parą. Jei užsitrauki antklodę iki pat nosies galiuko, o dar geriau, užsikloji galvą, gali įsivaizduoti, kad tave nuo pasaulio skiria tampri patikima membrana. Bet kai pro plyšelį žvilgteli į langą, matai jau nebe juodą, o plyškį melsvą stačiakampį, grėsmingai aukštą rytas. Liko apytikriai pusvalandis. Reikės atsisėsti, nuleisti kojas, o padai sugers grindų šaltį, jis užtels visų kūnų aukštyn, susikaupti, tada atsistoti, vonia, kava, greitosiomis užsitempiami drabužiai ir vis tankiau plakanti širdis. Kai ranka lenkia durų rankeną, išdžiūsta gerklė. Laukia apima jausmas, kad erdvė įsikirpia, įspaudžia iš visų pusių. Nuo minties, kad reikės važiuoti metro, norisi rėkti, jį grįžta namo. Tai buvo vakar, šiandien nebepajėgia atsikelti iš lovos. Paskambina mamai, aš grįžtu. Tada atsiranda jėgų, susirenka daiktus ir išeidama meta paskutinį žvilgsnį į nuomojamą kambario langą Londone. Ten jį nusitrenkė tik baigus mokyklą. Nenorėjo pasiduoti spaudimui būtinai kur nors stoti. Be to, svajojo legaliai pabėgti iš namų ir gauti iš gyvenimo 10-keriopai daugiau laisvės nei namie, kur gyveno su 3 moterimis - mama, močiutė ir teta. Regis pastaroji daugiausiai užsiėmė Aurelija. Buvo griežtai sustygavusi visą dienotvarkę - namai, mokykla, namai ir niekada nepamirždavo patikrinti namų darbų. Močiutė vis primindavo, kad nėra čia ko draugų vestis į namus, muzikos leisti, nuo jos tik galvą skauda, o vakarop iš namų irgi nėra priežasčių veržtis, taigi galima arba pasiklysti, arba tapti maniako auka. Su bendraamžiais, kol nepakeitė mokyklos, santykiai klostėsi ne kažin kaip. Po daugelį metų sutikusi kiemų draugę ir tiesiai paklausus, kodėl tada iš jos tyčiojosi, sulaukė atsakymo, kad pati buvo labai jau nedraugiškas vaikas, nuolat su visais pykdavosi, tai ją nustebino. Tačiau leido suvokti, kad tose situacijose galbūt buvo ir jos kaltės. Dabar, dirbdama su paaugliais, jau aiškiai mato, iš kurio galbūt tyčiosi mokykloje. Tas susigaužimas, nemokėjimas atsikirsti, nesugebėjimas pasijuokti iš savęs, tokia buvo ir jie. Viską priimdavo itin jautriai, o tai tik kurstė erzintojus.